Šviesa yra senovės energijos forma, kurios istorija siekia neatmenamus laikus visai mūsų Saulės sistemai. Viskas prasideda nuo Saulės, šviesos ir gyvybės šaltinio. Mokslininkai įrodė, kad viskas, iš ko esame sudaryti, turi šviesą. Visi gyvi organizmai priklauso nuo Saulės, visa augmenija gauna šviesą, o visi gyvi organizmai skleidžia infraraudonąją šviesą. Žmonės taip pat skleidžia infraraudonąją šviesą, kurią galima matyti naktinio matymo prietaisais. Šviesa sukuria daugialypį poveikį. Gyvieji organizmai naudoja šviesą kaip fototerapiją, kad paskatintų natūralų kūno atsistatymą. Mes taip pat nukreipiame gydymą į tą kūno dalį, kur yra būtiniausia. Kaip tai veikia? Šviesos technologijos pleistras sudarytas iš organinių kristalo, amino rūgščių, druskos, vandens ir deguonies. Organiniai nanokristalai pleistre sukuria veidrodinius efektus, kurie keičia šviesos bangos ilgį procese, vadinamame fotobiomoduliacija. Šviesa, kurią atspindime nuo pleistro, grįžta į kūną ir siunčia organizmui signalą padidinti vario peptido gamybą, o tai, kaip įrodyta, padidina kamieninių ląstelių aktyvumą ir transformuoja mūsų pačių kamieninės ląsteles į jaunesnę ir sveikesnę būseną. Tai leidžia kiekvienam pleistrui suteikti unikalią naudą, nes į jūsų organizmą nepatenka jokie vaistai ar cheminės medžiagos.